Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Negaliu atleisti dienai, kur išskyrė mus abu. Nes gražiausia, kuo tikėjau ir kuo lig šiol tikiu, tai tu. Labai gražiai pradėjo iš karto. Nedovanosiu laiko skausmui, aš negaliu daugiau kentėti. Kai pabundi širdį nuo jausmo, kad tai, kas tau brangu, skiria begalės dienų. Tad akimirką šią aš žinau, kad vėl tikiu. Aš žinau, kad gyvenu. Akimirką šią nuo tada, kai palikai mane. Mačiau, kaip tolsti tu, paleisti buvo taip skaudu, bet pakeisto negaliu. Tą akimirką šią aš žinau, kad vėl tikiu. Aš žinau, kad gyvenu. Akimirką šią Apkabink mane, prašau. Leisk delais tave priklaus, man leis dovanotau save. Akimirką šią aš žinau, kad vėl tikiu. Aš žinau, kad gyvenu. Akimirką šią nebijok, tikėk stipriau. Noriu tau ir tik tau atiduot save labiau. Akimirką šią. Jovita, Aleksandrai, šaunuoliai. Nežinau, ar tai buvo panašu į kovą ar dvikovą. Tai buvo panašu veikiau į gražų meilės duetą. Mokytojai tarėsi. Akivaizdu, kad jie dar neturi galutinio sprendimo, tad yra vilties. Paklausykim, ką pasakys kiti. Donatai. Aš labai trumpai, aš labai džiaugiuosi, man be galo patiko jūsų abiejų duetas. Žinot, tai yra ringas ir kova, bet trumpai tariant, vis tiek jūs išlaikėte tą draugiškumą ir puikų santykių, jūs padėjot vienas kitam. Ir aišku, mano balsas šiuo atveju būtų už šiek tiek, jūs buvot panašus vienam lygmenį, bet šiek tiek stabilesnė buvo jūsų duetė Jovita. Ačiū Jovitos vardu jums už simpatijos ženklą. Merūnai. Aš kažkaip irgi tokią simpatiją Jovitai turiu. Kažkaip Ne, jūs jaučiat simpatiją moterim, tai gana keista, ar ne? Labai atsiprašau. Nors ir atrodo kaip iš Eurovizijos, bet tikrai simpatija už moterims. Aš nežinau, šiaip duetas buvo tikrai gražus. Ir iš vienos pusės ir iš kitos. Ne. Taip. Šitą dainą skambėjo Eurovizijai. Ta prasme taip. Kūrinys buvo Eurovizinis. Bet aš vis tiek liksiu ties savo nuomonę. Jovita. 2 balsai už. Nors tai aišku ir nieko nelėmė, Aleksandrai. Nes viskas sprendžia mokytojai. Katažina. Kadangi man vis dėlto prie širdies kažkaip arčiau vyrai, bet šiuo atveju irgi pritarsiu savo kolegoms, mokytojams, vis dėlto mergina šiandien valdė. Jovita, aš labai džiaugiuosi už jūs, bet kad išlaikyčiau balansą, eisiu šalia vyro, nes kažkaip jaučiu, kad jam bus labai liūdna šį vakarą. Na, Arūnai, Inga, aš jums galiu padovanoti dar 3 sekundės apmąstymams, bet nedaugiau. 3, 2, 1. Kuris iš jų lieka, kuris iš jų
atsisveikinu. Visų pirma, dėkoju, mėlėjai, už puikų duetą. Jūs iš tikrųjų padarėte tai, ką galit padaryti. Sudėtinga. Turiu kažkuo remtis, kažkuo motyvuoti. Ir mes, ko gero, motyvuosime tuo. Taip, Jovita buvo puiki, bet Aleksandras padarė tai, ko jis galėjo ir nepadaryti. Nebūti džentelmenų šiame duete ir perrėkti Jovitą. Mes tave žinom, tu tą moki daryti, šį kartą tu to nepadarei. Ir dėl to... Dėmesio mūsų verdiktas. Šių metų Lietuvos balso projekte toliau kelionę tęsia Aleksandras. Aš jūs sveikinu.